dabar širdelė, tu širdelė, tu širdelė dėl manęs, 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 tu širdelė dėl manęs, tu širdelė dėl manęs. Ar gera Baltupio progimnazija yra mokykla? Ir ar verta leisti vaikus mokytis joje? Kaip jūs galvojate? Nuoširdžiai sveikinu progimnazijos bendruomenę gražios sukakties proga. Dėkoju vadovams, pedagogams už nuoširdų kūrybišką darbą, kuriant šiuolaikišką, atvirą ir besimokančią mokyklą. Ši šventė mus grąžina į progimnazijos ištakas, nueitą kelią siekiant paties kilniausio tikslo – ugdyti dvasingą ir taurią asmenybę. Išsilavinusius, atsakingus Lietuvos piliečius, puoselėti kultūrą, tradicijas, skiepyti humanistinės vertybės. Linkiu jūsų mokyklos bendruomeniai pakilios šventinės nuotaikos, kūrybingos ir prasmingos veiklos, gražių pasiekimų, puoselėjant tradicijas ir kuriant modernę Lietuvos mokyklą. Sveikinimą pasirašo profesorius Dainius Pavalkis, švietimo ir mokslo ministras. Taip pat norėčiau įteikti švietimo ir mokslo ministerijos dovaną laikrodį. Mėly mokytojai ir mokiniai ir gerbiamas direktorius. Tai ypatingas laikrodis, nes jis laikas skaičiuoja kitaip. Pamokų laikas trunka trumpai, nes veiklos pamokoj labai įdomus ir prasmingas. Na, o kontrolinio darbo metu, mėly mokiniai, šis laikrodis paskaičiuos jums laiką taip, kad užtektų išspręsti patį prasmingiausią uždavinį ir parašyti rašinyje pačią geriausią mintį. Man labai patinka ir įstrigusi žinomo pasaulyje Vokietijos poeto Goetės žodžiai Dievas lietuje. Taigi tas didelis lietus, šviežias, toks dar pavasariškas, matyt ir palaimino jūsų progimnaziją, škia gražia jubiliejaus proga, taip pat visus jūs ir įkvėpė visus tolimesniems geriems ir prasmingiems darbams. Malonu, kad taip gausiai susirinkot, taip gražiai švenčiat, iškilmingai švenčiat, todėl ir esate viena iš geriausių Vilniaus miesto progimnazių. Ta pačia proga noriu padėkoti bendruomeniai, kuri yra susibūrusi šioje mokykloje ir kuri taip glaudžiai dirba ir su mokytojais, ir su miestu, ir be abejonės su tėveliais ir moksleiviais. Todėl norėčiau teikti padėką pirmiausiai, Algirdui Bonkevičiui, Vilniaus Baltupio progimnazijos tarybos pirmininkui, buvusiam ministrui,
suprantama, turime simbolinę dovaną. Kurią įteiksime gerbiamui Viktorui Blinovui ir visai mokyklai. Čia yra mūsų, ne tik Vilniaus, visos Lietuvos vienas iš svarbiausių simbolinių objektų, tai yra arkikatedra. Tačiau ši nuotrauka buvo daryta 2009 metais, kada vokiečių menininkas Gerhardas Hofas padarė įspūdingą šviesos ir muzikos instaliaciją. Ir atrodo, kad šviesa kelia mūsų arkikatedrą į viršų. Tai aš ir labai norėčiau, kad mokslai čia, šioje progimnazijoje, puikiame mokytojų kolektyve, vadovaujant gerbiamam Viktorui Blinovui, labai aktyviam, labai šiuolaikiškam, atviram idėjoms direktoriui, keltų visų mūsų vaikų gyvenimus į šviesę ateitį ir kad viskas jums tiesiog gyvenime sektųsi ir būtume tokie patys stabilūs ir tvirti, kaip ir arkikatedros istorija.
šiandieną jis rado laiko ir aplankė mus. O dabar visi kiti visus kviečiu į sceną. Visi į sceną. Todėl visi kiti lipame į sceną, ant scenos. Ir jūs taip pat pabūsite, gerai, ant scenos. Kur tėvų atstovai? Mikrofoną ir pasakyti žodį. Aš labai džiaugiuosi šios dienos mūsų šventę. Ir